John Deere combine, taking us there. Šioje Agritechnica parodoje John Deere pristato savo technologinį prototipą 5 serijos 130 arklio galių pilnai elektrinį traktorių. Šitas traktorius yra sukurtas kartu su John Deere priklausančia kompanija Kreisel, kuri yra sukūrusi visas baterijas, visus valdymo modulius, visus elektros variklius, kurie yra naudojami šiame traktoriuje. Taip pat norėčiau paminėti, kad ši įmonė taip pat padėjo sukurti ir e-Autopower transmisiją naudojama 8R serijos traktoriuose. Kol kas šis traktorius nėra numatytas serijiniai gamybai, tai yra, kaip minėjau, technologinis prototipas išbandyti visas įmanomas ir turimas technologijas. Ateityje laukite dar daugiau elektrifikuotų naujienų iš John Deere. Už manęs didžiausia Agritechnikos naujiena. John Deere F9 smulkintuvas. Nuo šiol smulkintuvose turime ir jau pažįstamą mums X9 kabiną, kurioje turite G5 Plus monitorius ir Command Pro valdymo rankeną. Praplatintas rėmas priekyje mums leidžia turėti dar didesnį triškytuvą, o tai gauname dar daugiau kokybės. Naujuosiuose John Deere F8 ir F9 smulkintuvose pasikeitė ir triškytuvas. Nuo šiol 250 mm diametras arba visiškas gigantas 305 mm triškytuvas gaminamas Amerikoje. Nuo šiol John Deere smulkintuvai turi ir centrinę ratų pripūtimo sistemą. Tai pagerinsite pravažumą ir saugosite savo dirvožemį. F9 smulkintuvai gali būti komplektuojami su 2 varikliais. John Deere 18 litrų be AdBlue sistemos arba Liebherr 24 litrų V12 sistema. Labai smagu pristatyti ir mūsų partnerio iš Anglijos Claydon naujoves. Tai yra išsijimo segmentas, iš esmės konstrukciškai tai yra ta pati mašina, kaip prikabinama ar pakabinama Claydon CMO, tik esminis skirtumas, kad šis padargas bus komplektuojamas kartu su priekiniu bunkeriu, kas leis mažesniem traktoriam darbuotis ir taip pat segmentas bus žymiai pigesnis už prikabinamas CMA'sis. Prie išsijimo segmentų galėsite komplektuoti 2 skirtingus priekinių bunkerių opcijas, tai yra viengubas arba 2 dalių bunkeris darbui su trąšom. Bunkeriai turi taip pat priekinės kameras, ir abu bunkeriai yra slėgiminiai. Ir norime jums pristatyti naują savaeigį John Deere 550R purkštuvą. Kaip jau galite matyti, turim visiškai pasikeitusi modelį dizaino prasme. Turime kabiną priekyje, baką per vidurį ir 6R250 traktoriaus variklį purkštuvo gale. Kabina yra 3,3 kvadratinio metro ir ši kabina mums jau gerai pažįstama, ji yra iš X9 kombaino. Visiškai atnaujinta centrinio rėmo pakaba. Unikali John Deere Power Spray 2 išcentrinių siurblių purškimo sistema. Taip pat turime naujienų ir tiksliosios žemdirbystės srityje, tai yra naujieji G5E universalūs monitoriai. Šie monitoriai turi visas funkcijas, tą, ką turi ir didieji G5 monitoriai. Tai mes turim automatinį vairavimą, turim sekcijų valdymą, turim visobus terminalo funkcijas, galime valdyti visus įmanomus ir sertifikuotus AEF padargus, bei turėti gana kompaktišką, labai greitai veikiantį monitorių. Tarptautinių parodų laureatas ir nugalėtojas diskinis skutikas Kun Optimer nuo šiol 6 bei 7,5 metrų darbinėje plotyje galės pasiūlyti Smart Soil Technology technologiją, kuri leis nepriekaištingai kopijuoti reljefą bei išlaikyti nuoseklų darbinį gylį. Su džiaugsmu noriu visiems pristatyti naująjį Kun žemės dirbimo šeimos narį Highlander sustiprintą kultivatorių, kuris bus gamoje 6 bei 7,5 metrų. Kun dirba, kad patenkintų jūsų lūkesčius ir poreikius. Reikia našumo? Našumo bus. Vienintelė rinkoje pakabinama net 14,5 metrų šienapjovė. Jie daugelis turbūt matėte didžiojo 9RX apžvalgą mūsų socialinėje erdvėje, bet tikrai niekas nematėte. Šiuo autonominio 9RX šiame traktoriuje yra sumontuota antros kartos autonominė vairavimo sistema, kuri leidžia traktoriui pačiam važiuoti laukose be operatoriaus įsikišimo. Ją sudaro 4 moduliai po 4 kameras, iš viso 16 kamerų, kurios sudaro stereo vaizdą 360 laipsnių aplinkui traktorių. Tai leidžia
jam autonomiškai važiuoti laukose ir išvengti visų įmanomų kliūčių. O kad būtų galima užtikrinti tinkamą interneto ryšį, šiame traktoriuje taip pat yra sumontuotas Starlink palydovinis interneto ryšys. Tai tikrai traktorius, kuris gali važiuoti visur, bet kada ir be operatoriaus. Atnaujinti John Deere presai. Tiek presas dublis, tiek diržiniai presai, tiek fiksuotos kameros presai. Tai turim dar labiau sustiprintas grandines, sustiprintus guolius. Taip pat turim išmanesias funkcijas, tokias kaip drėgnomatis, tai galėsit matyti drėgmę. Taip pat svėrimo sistema ir John Deere telematikos pagalba galėsite matyti, kiek ir kur jūsų rulonų guli lauke. Nuo kitų metų visi Kramer krautuvai bus aprūpinti JD-Link telematika. Vervait Quad 550 tai yra didžiausia Vervaito savaeigė srutų įterpimo mašina, turinti 4 ratų sistemą, pritaikyta važiuoti technologiniam bėžiam ir turinti 202 kubų talpą. Vervait Hydro Trike XL mašina, 20 kubų talpos srutų bakas ir unikali 5 ratų sistema. Dėl ko jinai yra vertinga? Dėl to, kad minimaliai slegia jūsų dirvą važiuojant.